Vytautas Valiušis. Žmogus, kuris sako, jis yra menininkas ir kapitalistas. Ne menininkas, o podžius. Podžius kapitalistas. O tai kaip tai atrodo natūrai? Aš dirbu ant savęs. Ir aš prisiemu atsakomybę. Ir aš prisiemu, paduodamas į rinką, irgi atsakomybę už klientus. Bet prasme, ar įmanoma iš keramikos, iš meno pragyventi? Normaliai, tvarkingai pragyventi. Nes Lietuvoje man įdomi ta dalis, kad menininkas paprastai toks, depresuotas bičas, kuris skundžiasi, jog nelabai čia viskas. O jo genialių darbų niekas nepripažįsta. Geras klausimas, jisai skundžiasi. Jisai skundžiasi, daugiavis būkė būna, o mažai dirba. Gyvenime daugiau daryk, negu tau gyvenimas liepia. Ir tau po 10, po 20 metų pasiseks, arba ne. Man pasisekė po 30 metų. O kaip atrodo pasisekimas po 30 metų? Aš laisvas ir laimingas. Ir muziejus nuosavas? Ne nuosavas, aš muziejų kūriau, taip nuosavai ir aš padovanojau valstybei. Utenai aš padovanojau, 500 000 eurų. O visą gyvenimą, 60 metų aš daugiau nieko nemoku, tik taip dariau. Tai fantastika, o kiek čia eksponatų šiandien dieną? Šiandieną yra 5000. Kai kurio muziejų buvo 700 ar 900 yra. Tai o tokia buvo šitas. Ir ta prasme, jeigu tu darai gerai, žinai, kad... Ne gerai, o labai gerai. Tai yra skirtumas. Gerai daryti. Gerai daro visi. O tu turi daryti labai gerai. Ir turi daryti įdomiai. Žmogui daug to, ko jam reikia, ir tau sumokės pinigus. Tai paprasta. Tai viskas, žinai. Žmogų padaryk laimingą ir moteris tave dievins. O tai kaip dirbtinis intelektas? Ką? O kaip dirbtinis intelektas? Dabar jis sako, kad reikia daug stengtis, vargti, atsisakyti komforto zonos. Oi, jeigu kartais labai sveika dailininkams ir visiems žmonėms būti alkanam, kad suprast realų gyvenimą.